atstovavimas būtų tikras, žvelgiant į valstybės interesus, atitinkamai ir, manau, pelno paskirstimai būtų kitokie, nes kada yra apskaičiuojamas pelnas ir yra skirstomas, akcininkų susirinkimuose tvirtinamas, tai juk tada turi būti aiški suma labdarai paskirta, labai aiškios sumos labdaros taisyklėm pasakytos, kam ta valstybinė įmonė, labai aiškios dividendų sumos, tantiemom, premijom ir taip toliau ir taip toliau. Čia jau jeigu apie kapitalo paskirstimą kalbėti. Tai va šitoje vietoje valstybė mažiausiai domisi, po to statistiškai pasižiūri, aha, kiek sumokėjo dividendų. O galbūt galėjo jinai ir daugiau paskirti ten, kad valstybė sumokėtų dividendų. Tai čia yra dar viena, prie to, ką Julius kalbėjo, problema. Ir tai norėtų ponas atsakyti, ar eina prie kito klausimo. Aš galbūt iš tikrųjų, kadangi jau daug buvo pasakyta ir užbėgant tiek ir mūsų diskusijai turbūt į priekį, bet aš tikiuosi, audito komiteto pirmininkė nerimtai pasiūlė, kad geriau nerodyti prezidentė, jeigu pasižiūrėsit jos kalbą, mano supratimu, tai, kokią žinią jinai iš tikrųjų siuntė, kai ji nori vyriausybės greitesnių veiksmų, mažiau tarpinių veiksmų. Deja, tai, kas šiandien yra padaryta, mano supratimu, yra absoliučiai nepalyginamas su 200 milijardų litų, kuriuos skaičiuoja statistikos departamentas ar dar kas nors. Tai yra nufotografuota situacija, kurios niekada mes nežinojom. Mes žinojom apie 280 įmonių, kiekvienos įmonės rezultatus jūs galėjot pasikelti. Bet ar kas nors galėjo pasakyti komercinis turtas, tai yra tas turtas, kuris turėtų nešti pelną, kągi mes iš jo gaunam. Šita ataskaita parodė, kad nieko, kad iš esmės nieko, kai jis save išsilaiko. 40 milijonų dividendų išmokėtų. Jeigu galima šitą gerbiamas viceministrė. Tai aš dar tik tais užbaigsiu. Ir ką noriu pasakyti, skaidrumo gairių pati esminė dalis yra kokia. Tai yra, kad tokio klausimo, tai kaipgi mūsų turtas veikia ir panašiai, jūs daugiau niekad neturėsit. Nes bus šitos ataskaitos bus daromos, įvertinamos, tas turtas įvertinimas ir kiekvienam Lietuvos gyventojui suprantama forma, kur jis galės pasklaidyti ir iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip mes susilyginam su pasauliu, kaip mes susilyginam su kitom šalim ir kasgi pas mus darosi. Aš labai mažą pastabą, gerbiamas viceministrė, jeigu moka žmonės skaityti finansininkai, ekonomistai moka skaityti finansinę atskaitomybę, tai ir valstybinių įmonių, ir akcinių įmonių, jeigu moka paskaityti tą, kas surašyta apie turtą, ten viskas yra, ten turi būti atskaitytas. Ten yra 280 ataskaitų, mes pateikėm jums vieną. Palaukit, ten turim kiekvieną valstybinę įmonę įvertina ir prestižą, ir apie ką sakė, gražu ar negražu. Taigi standartai, kuriais vadovaujantis apskaitą sutvarko, yra visiems vienodi. Tai dėl to, kad jūs rašot, kad tarptautiniais standartais vadovausitės, tai čia kažkas tai kitaip atsiras. Tai čia juk reikia kalbėti apie efektyvų valdymą. Pirma, mes turim žinoti, kokia yra situacija dabar, tam, kad galėtume kalbėti apie kokią... Jeigu jūs pernai žinojot, kokia situacija yra, tai galėjot pasakyti, nes iš tikrųjų aš... Gerbiamas viceministrė, ir valstybinės įmonės, ir akcinės bendrovės yra audituojamos. Paskaitykit išorės auditorių ataskaitas. Ten yra kalbama apie visus šitus. Jeigu nemokat skaityti atskaitomybę, ten yra 280 ataskaitų. Nemokat skaityti išorės auditorių ataskaitų, ten yra 280 ataskaitų. Tai jūsų pareiga skaityti. Tai ką jūs daro žmonės? Kadangi būdamas kaip atsiprašau, pokalbio vedantysis, tikrai nenorėčiau, kad čia gautųsi dialogas. Vis tik tai tęskim pokalbį, nes išeinant... Gal aš dabar suformuosiu klausimą. Aš dar biškai pasakyti. Gerbiamas išorės auditų. Čia visi kapšintas stalas, o ne jūsų dialogas. Gerai, vis tik tai, ką jūs atsakytų tiem jūsų oponentam, kurie pasakė, kad tai yra tiesiog, čia užsiminėm apie prezidentės metinį pranešimą, apie pastabas pasakytas ministerijom, ir kad tai yra tiesiog eilinė ūkio ministerijos viešųjų ryšių akcija, kadangi jos deklaruojamos tas ideologijos yra smarkiai prasilenkia su ekonominė logika, nes ir išvardinta buvo tai, ką ūkio ministerija skelbė anksčiau, aš galiu jums pacituoti. Vietoj 150 kontroliuojančių įmonių institucijų ar auklėmis, jeigu kaimiškai pavadinkim, bus 8. Nėra dar tų 8. Procesas vyksta, atsiprašau. Procesas vyksta. Gerai.
Toliau, sutaupysim... Ar jūs per vieną dieną? Labai džiaugiuosi ir sveikinu. Sutaupysim 2 milijardus iš viešųjų pirkimų, kadangi įvesim naują ten apskaitą kontroliuojančią sistemą. Ar jos yra su tie 2 milijardai sutaupyti, nesutaupyti, bet čia buvo viešai... žinot? Ne, aš pas jūs ir klausiu. Mes išleidom 3,5 milijardo mažiau 9 metais, lyginant su 8. Jeigu galima, aš pabaigsiu klausimą ir visada atsakysiu. Toliau vėl, gerbiamas viceministras, jūs toliau, ūkio ministerija skelbė, daugiabučių renovacijai bus išleista tiek įsisavinta sukurta darbo vietų. Atsiprašau, iš Liuksemburgo pinigai, kiek man žinoma, jau šių metų pradžioje yra stovi ir neįsisavinta. Iš karto galiu pasakyti, ūkio ministerija atsakinga už viešuosius pastatus, o ne už daugiabučius. Už viešieji pastatai veikia ir mano supratimu... Gerbiamas Irmantai, aš pabaigsiu klausimą ir tikrai jūs turėsit atsakyti. Būkit geras, Kartinėje. Kaip būtų, aš lygiai to pats kolega ekonomistas pagal išsilavinimą kaip ir jūs. Tai vat aš matau dabar eilinį po saigi tokį vieno žodžiu kaip viešųjų ryšių akciją, kada ministerija, saigi po lygtai jaunas energingas ministras iššaukia ir staiga pareiškia, vat mes suskaičiavom, padarėm. Nu jūs man pasakykit, kad tai ne viešųjų ryšių akcija pasirodyt po ministerijos, kad mes prezidentė, kad mes kažką tai veikiam. Aš galiu jums iš karto atsakyti dėl šito. Tai dėl 3, atsiprašau, jų pertraukdamas iš tikrųjų atsakiau. Bet dėl šitos ataskaitos aš jums siūlyčiau pasiimkit, pasiklauskit, pas bet kokį finansų instituciją taip toliau, ar šitos ataskaitos yra prasmė. Ir jums aš galvą guldau pasakys, kad yra prasmė. Tokio darbo niekada nebuvo atlikta. Kad mes žinotumėm šitas skaičius, kuris yra įvertintas, jo niekada mes nežinojom. Jeigu kas nors sako, kad kiekvienas Lietuvos pilietis gali paimti ir pasiskaityti 230 įmonių finansinės ataskaitas ir susidarys lygiai tą patį vaizdą, kas čia parašyta. Ar jis susidarys iš tikrųjų vaizdą, kad miškai yra neįdėti į miškininkystės balansus, o keliai yra įdėti į kelių balansus? Mes jau 6 metai apie tai kalbame. Bet čia iš esmės yra koncentratas visų dalykų, apie ką jūs kalbat, apie ką mes kalbam, apie ką visi sako, visi Lietuvos žmonės kaip ir žino, kad tasai turtas veikia blogai. Bet kas yra tas turtas? Kaip veikia blogai ir panašiai yra štai šičia ataskaitai. Ir mano supratimu, tai yra pirmą kartą, kai suprantamai žmonių kalba yra parašyta tam tikrai apibendrinti dalykai. Kiek kainavo tu ataskaita? Maždaug 0. Kai maždaug, tai kiek kainavo? Aš grįžčiau klausiu. Ne, tai gerai. Kas darė ir kiek kainavo, tai irgi tai yra labai šitas, sakykime taip, nerevizuokim mes tam būtent to pasakymo. Aš manau, kad jeigu pritariu viceministrui, kad tokio darbo padarimas, pati pradžia, kaip mes jį kritiškai vertintum, nekritiškai, jisai yra reikalingas. Bet kur čia tas susikirtimas, aš paklausiau, kadangi ūkio ministerijos, aš labai dažnai matau ten žurnalistų pastebėjimus, kad tai, tiesiog prireikia, iššokom viešųjų ryšių akciją, paskelbėm vieną, darom antrą, darom trečią, aš rezultatų nematau. Dabar dar vieną padarėm, ten yra ir einam siūlymus, kur yra klausimas, ir aš dabar klausiu tiek Juliaus gerbiamo, tiek Loretos, ar čia yra... Kur čia yra ta būtent tokia kaip viešųjų ryšių akcija, kur čia yra rimtas darbas, ar čia rimtas darbas ir gerai išpopuliarintas? Galbūt aš labai trumpai, jeigu galima, kiek aš bent jau susipažinau iš tą, kas teikta buvo vyriausybės nutarimui. Taip, priimkim tai, kad mes galbūt ginčijomės, kad ir skaudu girdėti, kad tik dabar visą tai susisteminta, tai yra ministerijos darbuotojų ir pavaldžių institucijų darbas, informacija teikiama, kas yra užsienio šalyse, tikrai visi informaciniai centrai tą analizę daro, tai ministerija galėjo tą anksčiau padaryti, tą sutikim visi. Bet dabar kas yra pateikta, kaipgi spręsti klausimus. Tai kas liečia skaidrumo gairių taikymas, ar ne? Aš skaitau iš dokumento. 12 punktas. Skaidrumo gairių 4 ir 8 skyrių nuostatos yra rekomendacinio pobūdžio ir jų taikymas grindžiamas principu, kabutėse. Laikykis arba paaiškink. Na tai aš niekaip nesuprantu. Kam tada darom mes tas visas ir... Aš galiu paaiškinti. Šitas principas yra visuotinai visame pasaulyje priimtas kotiruojamų bendrovių gairiams, tai yra viešosioms įmonėms taikomas, viešai
platinamų akcijų taikomas principas. Esmė yra tame, kad vyriausybė turi ir padarys, kad šitos gairės būtų taikomos. Turi galimybės ir padarys tai. Bet principą laikykisi arba paaiškink. Plačiau, nes gyvenimas. Laikykis arba paaiškink. Tai yra čia nustatyti, yra labai griežti reikalavimai, jie yra aukštesni, nustatyti reikalavimai aukštesni negu kotiruojamom bendrovėm mūsų biržoje. Ir prie šitų reikalavimų sekančiais metais ne visos įmonės sugebės prisitaikyti. Dėl to, kad jos neprivalėtų pažeidinėti šitų gairių. Kokie čia bus papildomi reikalavimai? Kokie dabar egzistuoja? Šalia tų dabartinių. Kokie bus tokie papildomi rimti reikalavimai įmonėms? Jeigu pirmininkai, kaip pavyzdys, įvedamos ketvirtinės ataskaitos, tarpinės ataskaitos, finansinės. Taip pat įvedama visai eilė reikalavimų, kurie liepia atskleisti numatomas didžiausias sutartis, vadovų atlyginimus, pavaduotojų atlyginimus, fondus, strategijos dalykus ir panašiai. Tai yra visa eilė reikalavimų ir kas, aišku, labai svarbu, kad kai kurie dalykai, kurių mes negalim čia dabar įvertinti, bus tam tikrom įmonėm komercinė paslaptis. Ir jos paaiškindamos, vadovaudamosi principu laikykis arba paaiškink, gali paaiškinti, kad tas ir tas dalykas tokioje apimtyje yra komercinė paslaptis ir mes šito dalyko neskelbėm. Bet ta laikykis arba paaiškink anketa, jinai taip pat bus vieša. Tai yra bus, mes matysim, kas neatitinka šitų reikalavimų, o paaiškina, ir tas procesas bus privati struktūra ir valstybinė. Ar nebus tai, kad ta informacija bus prieinama privačioms struktūroms konkuruojančioms, kurios galės tada tas valstybinės įmonės nuvaryti į bankrotus? Be abejo. Tai dėl to reikalinga išlyga laikytis arba paaiškinti. Šitos įmonės, šitų įmonių vadovybė privalo elgtis taip, kaip kokie savo įmonės naudos, siekdama naudos. Ir dėl to duodama išlyga, kad jeigu jie mato būtinybę neatskleisti tos informacijos, kai jie galėtų... Ir dar vienas klausimėlis, kurio man įdomu. Reiškia, iš tikrųjų, valstybė, balsuodama akcinės, kadangi valstybinių beveik nebeliko, valstybinės ar priešinės? Valstybinės. Tai dabar, ar yra, pavyzdžiui, pastovų specialistai ministerijose, kurie, sakysime, pastoviai seka tiek pasaulinę informaciją apie tos rūšies veiklą ir kvalifikuotai turi sukaupę duomenis, kad galėtų balsavimuose arba ministrui, arba pačiam, jeigu pats dalyvauju, kvalifikuotą pateikti informaciją ir kvalifikuotai pasiūlyti sprendimus. Ar viskas ateina nauji ministrai, nauji sekretoriai, vėl iš to jau pavedama vienam, kitam, kaip yra sistema. Nes žinot, valdyme labai svarbu sukaupti informaciją ir ją protingai naudoti. Iš tikrųjų yra ministerijose, mano žiniomis, skyriai, kurie užsiema šitų įmonių valdymą. Tai kodėl iki šiol taip prastai valdė, kad tai reikia? Mano ir, sakykime, remiant iš Švedijos pavyzdžių, ką analizavom, esmė yra tame, kad visame pasaulyje valstybės valdomos įmonės yra valdomos prastai. Išskyrus ten, kur yra padaryta specialūs struktūriniai pakeitimai, kai politika yra atskiriama nuo komercijos. Klaida strateginė jūsų. Tai jeigu galima prie to pačio, ką kalbėjo viceministras. Taip, aš pasižiūrėjau tų priemonių, kur yra surašytos, ką ir minėjo tarpinės ataskaitos ir taip toliau, reikalavimas apskaitą pagal tarptautinius standartus tvarkyti. Šitie dalykai neįsprendžia reikalo. Tik tai. Visą tą, apie ką kalbam, apie skaidrumą ir viešumą, galima labai aiškiai padaryti dabartiniai teisiniai baziai. Bet atneš vyriausybė mums Seime, patvirtinus šitą strategiją, visų įstatymų, kurie liečia pataisimus. Nes aš skaitau Teisingumo ministerijos pastabas, tai konkrečiai labai aiškiai surašyta apie tai, ką jūs kalbat, kuriam punktui, kurio įstatymo prieštarauja. Ir jeigu jūs kalbat apie būtent tą principą, apie kurį kalbėjot, labai aiškiai Teisingumo ministerija
rašo, kad tai prieštaraus valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymui. Reiškia, mes visą paketą turėtumėm tada Seime taisyti, nes tai prieštaraus ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymam, jeigu tik jūs įdedat reikalavimą tarptautinės standartą.